Mirties trauka. Skamba keistai, bet tai tiesiog reiškia, kad iš mirties taško pajudinama ir keliama svoris. Dead lift. Nežinau, kaip čia lietuviškai šitas terminas atsirado. Aš matot, kadangi esu vertėjas, tai man terminų problematika labai opi. Taip pat prikuriu nesąmonių. Taigi, kaip tą padaryti ir apskritai, kam tai daryti? Aš prieš beveik 10 metų pagalvojau, kad tai būtų labai neblogas dalykas mano kojom. Ir aš taip jau daug metų, gal ne 10, bet 7 tikrai, va taip ir kilnoju ir mokausi. Ir ką aš greit pastebėjau po 2 metų, kai pradėjau jau 100 kg uždedinėti, kad čia ne tame esmė. Nes tada aš su nugara kažkaip pakeldavau, kažkaip išsiriesdavau ir nieko, ir nesijautė, ir tas svoris atrodo, kažkaip man net keista dabar prisiminus tos laikus, bet taip buvo. Kodėl tai buvo? Nes tai buvo netaisyklingai atliktas pratimas. O taisyklingai, aš jau kaip esu minėjęs, nieks nemoka. Visi kūrė pasakas, kaip atsistot, kaip priglaust, kaip nepriglaust. Ten Pauliukevičius iš viso dėžę pasistatė, čia nereikia blauzdų paversti, reikia tiesiai. Nu, aš jums sakau, aš iš savo patirties ir jūs mane stebėkit ir mokykitės. Aš nesakau, kad aš esu dar tobulas, bet pasimetu kažkaip tokį jaučiu vėl naują proveržį. Kai aš galvoju, reikia pažvelgti tiesiai į akis. Reikia dar labiau šikną įjungti. Šikną ir tos raumenys, kurie po šikna. Nes ten, kaip sakant, ten yra pinigai. Jeigu tu turėsi šikną, tai turėsi viską. Ir ką aš galiu jums pasakyti, kaip aš tą padariau. Aš truputį prasiskečiau. Taip minimaliai, pirmą daugiau skiesdavosi, bet tada rankos atitinkamai eina šiek tiek per didelių kampų, irgi šiek tiek nepatogu. Čia yra tas balansas, viduriukas vis dėlto yra. Reikia skiestis, bet ne per daug. Ir atsakau, pavyzdžiui, per savo apšilimą, tai aš pastebėjau, tai reikia daryti kaip mažas vaikas. Grinai tas pritupimas toksai galingas, sakau, nebijot, atrodo pirmą nepatogu, taip netgi kažkaip gal kaip vimtelsi, čia kažkas uncomfortable, nepatogu. Bet realiai tai paskui taip nesijaučia. Reikia šitą įprast, reikia įjungtos raumenys. Čia aš jau net nekalbu apie tos žmonės, kurie nuolat mašina važinėja, nuolat sėdė, tai ten iš viso jau ten lenta, o ne šikna. Aš vaikštau kasdieną labai daug, tiesiog, tai vaikštau sparčiai. Ir atitinkamai perbėgu, važiuoju dviračiu, tai bet čia nereiškia, kad važiuoju, kad jau turėsiu šikną. Jeigu nejungsi, tai nieko tu neturėsi. Tai aš turiu šiek tiek daugiau patirties. Ir tai, matot, kai tu pradedi pratimas, jisai praplečia tavo ribas galimybių. Pavyzdžiui, jeigu aš po pertraukos darau metų kokių, kai ten į sporto klubą neleido, tai atitinkamai, kai padarai, tai paskui ten atrodo, to net sunku atsisės, nes taip tu raumenys taip įjungia, kad tenais netgi taip, kaifas, tiesą sakant. Nes matot, todėl aš ir einu į sporto klubą, realiai dėl šito pratimo, dėl pristraukimo po to. Aš daugiau ten nieko neliečiu. Gal ką nors paliesiu, ką nors, kokį tenais gantelį, nes realiai čia yra tas, ko tu negali gauti šiaip gyvenime. Nes matot, savo kūno svorį, tada vienas dalykas nešti, o pakelti štangą greitai, va taip, kaip aš pakeliu, tai čia yra kitas reikalas. Ir jeigu tą išmokyt kojas, va tokį impulsą išgauti, prasme, iš šikno, tai šitas šiek tiek persikelia ant pedalų. Iš savo patirties galiu pasakyti. Nebus taip, kad stebuklas, staiga ten su 400 vatų ir nieko nejauti ir taip valandom. Ne, taip nebus. Bet čia, aš davė, aišku, įsitikimas, aš jaučiu, kad man kažkaip padeda vis dėlto. Ir tas perina apie mano kūną, vis dėlto ta šikna kažkokia didesnė, aš nežinau, čia nuo dviračio sukimo, bet
Bet iš tikrųjų kažkas ten vyksta. Galų gale šiaip, aš po treniruotės irgi jaučiuosi geriau. Vis dėlto yra ten, kaip sakant, išsiskyrimai visokie vyriškumo hormonų. Todėl aš sakau, nežiūrėkit jūs kitų nesąmonių. Čia kas nors gerai, su visa pagarba, kineziterapeutai, visi treneriai kvalifikuoti. Jie teoriją moka. Jie aišku moka ir parodo, viskas gerai, bet aš kalbu iš savo patirties, iš savo daugiametės patirties. Nes jeigu tu su nugara ten keli kažką, tu viską prarandi. Čia niekam to nereikia. Niekam neįdomu, o 100 kg, 200, 300, nu kam įdomu? Jokios bobos tu tenais niekam neįdomu. Jeigu tu ten paskui uždūsęs vis tiek negali pakelti šiaip sunkaus daikto, ten kibirų nuneš sodė. Nes tie žmonės, kurie kilnoja didelius svorius, jie kilnoja tą ant steroido. Tai čia vieša paslaptis, aišku, jeigu esi mažas vaikas, tai tu to nežinosi, bet visi šitą žino ir čia nieko blogo. Taigi, šitas išsiskėtimas ir maksimalus tikslumas. Čia nieko nepadarysi. Reikia daug patirties, nes yra ir ta baimė, atrodo, čia greičiau, kad pasibaigtų. Nu, aš visą laiką 10 pakartojimų darau ir 3 serijas, bet pastebėjau, kad paskui, kadangi jau įpranta centrinė nervų sistema, jau man nėra taip sunku, tai šiandien taip jau beveik mėgavausi, tiesą sakant. Jau man patinka. Aš kartais jau be filmavimo irgi užbėgu, bet nedažnai į sporto klubą vakare. Aš pastebėjau kažkaip vakare, tai dar didesnė koncentracija į šitą judesiuką. Nes matot, turi būti viskas pritaikyta realiam gyvenimui. O ne tam, kad šiandien išsipūs, neišsipūs. Nu, niekam tas neįdomu, tau pačiam irgi. Niekas neišsipūs. Jeigu tu nesučiulpsi steroido, tenais geriau susileist, nes sučiulpimas nepadės. Susileidimas taip. Tai nieko tu tenais didelių rezultatų nesitikėk. Aš sakau, aš per dieną nueinu galbūt 20 km. Man čia, aš po Vilnių vaikštau, vienoje vietoje padirbu, kitoje čia man nieko. Čia man, iki savo kavinės nueinu pusvalandį 40 minučių, paskui kitą kem minučių, į biblioteką dar kem. Čia man niekas yra. Jūs neįsivaizduojate, ta prasme, todėl aš toks plonas ir ačiū Dievui. Bet čia ne todėl, kad aš čia skaičiuoju kalorijas, ar tenais laikausi keto dietos. Čia nesąmonė viskas. Tik tai ką galiu pasakyti, kad saldumynų tai reikia mažiau valgyti. Nu, o jeigu tenais tu nueini iki padjezdo, iki laiptinės, nusileidai į padjezdą, prie laiptinės ir įsėdė į mašiną ir paskui kamštyje ten stovi ir dar be išlipi, dar liftu pakyli, tai čia nieko. Nesvarbu, jau gali ir laiptas pakilti, čia visiškai nieko. Čia neturi nieko realaus, nieko bendra su realiu gyvenimu. Neišgyventum miške, kaip ir aš, aišku. Bet realiai, tai čia tu jau viskas. Tavo kūnas jau sensta ir tu susensi ir viskas. Ir tada nieko. Tada tik sudegins ir išmes į stratosferą. Čia dėja, bet taip yra. Nes realus gyvenimas yra tas, ką tu darai. Ir ko reikia tavo kūnui. Jeigu tau, kaip sakant, reikia tenais ranko tik palaikyti savo organą, tai tiek tau jis ir duos. Tokios jėgos ir tiek jis ten stovės. Aš sakau, aš čia nemeluoju, čia mes nemaži vaikai. Jeigu yra mažų vaikų, tai aš galiu pasakyti, visi yra ant steroidų ir čia nereikia turėti iliuzijų. Ir net tame vyriškumas yra. Vyriškumas yra nemeluoti nei savo, nei kitiem. Čia yra pagrindinis vyriškumo bruožas. Nes visi įpratote, o čia nieko pameluosiu, čia nieko blogo, o čia saugu, efektyvu, čia kokios problemos. Išmoko žmonės meluoti, o čia taip ne, čia aš natūralus kultūristas. Tai va, su mirties trauka tas pats. Jeigu tu galvo, čia pakėliau, čia vakar čia šiek tiek atsigėriau, šiandien
čia pakilnosiu, čia nėra realus gyvenimas. Jokių gerimų, jokių rūkimų, jokių dročimų neturi būti. Čia aš vakar pervažiavęs pulsas 190, kažkaip kartais būdavo, toks jaučiasi truputį nuovargis. Tai čia nieko. Savaime aišku, 10 gultis ir laiku atsikelti, kavos, savaime aišku, jokių valgymų. Va dabar, 10-20 tik tai. Ir atitinkamai paskui pavalgysiu. Jokių čia va, su muštiniu Vero kafe. Čia yra realus gyvenimas, jeigu nori kažkokių rezultatų, o ne tai, kad čia man su latte, be kofeino, su kaip tenais, almond, su augaliniu pienu. Aš sakau, čia aš vat naisiu, man barzda nuskus. Aš nustojau beje vaikščiot pas kirpėją tada, kai man vieną kartą, čia meistras ateis. Geras bernas, nieko, tik tai rankos nuo cigarečių šaltos, kaip mačiurkės. Bet jau taip pošlo, kai vyras kirpa. Tai nuo to laiko tai viskas, mašinėlę nukirpau. Žmona, kas porą mėnesių nuskuta, super. Patikėkit, nieko nėra geresnio, kaip neiti į kirpyklą. Gero, realaus gyvenimo linkiu jums visiems.